dabar pravesim temą apie pasąmonę ir pasąmonės galią. Ir pradėsim nuo klausimo, kuo skiriasi sąmonė nuo pasąmonės. Yra mūsų tas sąmoninga dalis, kaip ir kalbose, kalbant, kaip sąmoningai elgtis, o pasąmonė yra tai, ką mes dažniausiai asocijuojam su tai, kas vyksta autopiloto. Tai iš to, ką sėmiau iš David Snyder, man labai patinka, kaip jisai kalba apie, mes visi turim tris protus. Turim reptilijos protas, kurisai klausia, jisai ta pirmutinė sluoksnio proto, kuris mumyse susiformavo, kai mes dar buvom, ką žinau, driežiukai. Ir tai atsakingas už tris dalykus, už tris klausimus. Ar aš galiu tą valgyti? Ar tas gali mane valgyti? Ar aš turiu bėgti ar kovotis, kad pragyventi? Ir ar aš galiu dauginti su tuo? Ir iš esmės šita yra ta gilumiausia nusloksnio, kaip ir galima pajausti kaip balsą, kuris įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų sprendimus. Ir tai yra labai paprasta iš tos pusės, kad tik tai liečia tas tris temas. Tada antra tema yra mūsų limbinė, kur yra atsakinga už mūsų emocijas ir mūsų ilgalaikio atmintį. Čia parašysiu reptilijos. Ir kas svarbu suprasti, kad mūsų šitie du proto sluoksniai negali meluoti. Mūsų limbinė dalis gali norėti, pasistengti meluoti, bet negali. Ir galiausiai tada yra mūsų naujausiai susiformavusi dalis, mūsų neokorteksas. Ir šita dalis yra ta dalis, kuri gali mąstyti apie praeitį, apie ateitį, gali vizualizuoti, tai gali planuoti. Ir tai logiškai mąstantis, kur limbinė dalis viskas vyksta vienu metu. Ir tai galima ir pamatyti, kaip neokorteksas gali mąstyti, kad vienas dalykas vyksta iš eilės ir iš to galima pagalvoti, kas irgi turi pradžią ir galą. Ir tai istorijos, pasakos. Ir mūsų neokorteksas yra atsakingas už mūsų naratyvą, kaip mes manom, kad mes jaučiamės apie kažką, jeigu mes turim nuomonę apie kažką, o kodėl tu turi nuomonę apie tai. Ir labai dažnai, kas vyksta, kad kyla kažkokia sunki situacija ar kažkoks neišpildytas poreikis kažkur čia centre. Ir tada pereina per emocijas, ir tada pereina, nukyla kaip burbulas iš vandenyno į sąmonę. Ir tada šita dalis proto sukuria, kad priežastis yra šito, nes aš manau, kad aš negana gaunu meilės arba į manęs negana kreipia dėmesio. Ir gali sukurti kažkokį naratyvą, kur savo išaiškina, kodėl yra kaip yra, kai iš tikrųjų kažkas daug gilesnio vyksta. Tai čia iš esmės yra paviršutiniškas požiūris į mūsų tris protus. Čia kaip mūsų sąmonė ir čia mūsų du pasąmonės sluoksniai, kur atsakingi už mūsų kūno poreikius, kaip kvėpuoti, kai miegam, virškinti maistą, ir taip toliau.
Ir Marijau, tu iš savo žinių turi kitą supratimą, suvokimą, kuo skiriasi sąmonė nuo pasąmonės. Jo, gal tada aš irgi pabraižysiu. Gerai, aš tau galiu paruošti. Ir galvoju, gal tada biškį šitą prinešti. Dar parodom tavo. Tęsiam. Ir aš tu, Mariau, turiu tokį klausimą. Kur mes šiuo metu esame? Kurio konteksto, kurio sluoksnio? Nu, koks pirmas tau šauna į galvą, kokia mintis, kai užduodamas yra klausimas. Kur aš esu? Aš esu čia šitoj daly žemės, kuri randasi miške, kuri randasi Lietuvoje, kuri randasi Europoje, kuri randasi ant žemėje, kuri randasi sistemoje. Tai priklauso nuo kokio specifiškumo, nori žinoti. Jo, tai viskas labai gerai, tu teisingai atsakei, visi atsakymai yra teisingi. Mes esam žemėj, mes galime tą žemę pajausti, ją atsiremti. Mes esam šalia Musninkų. Musninkai yra čia skaitas Vilniaus rajonas? Ne, Širvintų. Širvintų rajonas. Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Bet tai galima suvesti į vieną žodį ir tai mes galime pavadinti materija. Tai, grubiai tariant, tai yra tai, ką mes galime užčiuopti, taip. Ir tą materiją sudaro, dabar čia man netils, bet aš tiesiog pažymėsiu, jog 5 svarbiausi elementai. Tai yra žemė, oras, vanduo, ugnis ir eteris. Taip yra 5 elementai. O tie 5 elementai tai yra, kas mums žinoma iš mokyklos, tiesiog Mendelėjevo cheminė lentelė. Ir tie 5 elementai jie dalyvauja visur. Va, štai čia mes dabar esame ant žemės. Mes kvėpuojame oru. O šita erdvė potentų yra kaip tam tikras eteris. Mes sukūrėm eterį, kur galime čia dabar prezentuoti ir pasakoti žmonėms ir dalintis savo patirtimis. Mes šiandien taip pat patirsime ir vandens elementą, eisim maudytis į upę ir turėsime ir ugnies elementą, susikursim laužą ir kūnas turi 70% vandens. Ar 60 kažkas. Jo, tai mūsų kūnas sudaro taip, didžioji dalis vandens. Tai vat visą tai, kas esame mes, šitas kūnas ir kas yra aplinkui mus, vat ką mes galime užčiuopti matyti, tai yra materija susidedanti iš tų 5 elementų. Ir tai yra kaip vienas tam tikras sluoksnis. Antras sluoksnis yra juslės. Taip, kalbėdami apie materiją, jau mes įvardinom, kad tai yra tai, ką mes galime pačiupinėti, ką mes galime užuosti, ką mes galime girdėti. Visą tai mes fiksuojame per juslės. Ir šitie dalykai, jie tarpusavį sąveikauja. Taip, materija, juslės. Ir tai yra antras sluoksnis, tai yra tos 5 pagrindinės mūsų juslės. Taip. Rega, klausa, uoslė, lyta ir skonis. Trečias sluoksnis yra mūsų smegenis ir fizinis kūnas. Taip, tai yra kaip sistema, kuri operuoja žemiau esančiais sluoksniais. Taip, visą tai apjungia. Ir kaip tu, Mariau, atrodo, ar smegenys ir protas yra vienas ir tas pats, ar ne? Čia daug galima argumentuoti. Man asmeniškai tai smegenis yra materija, o protas yra
apibūdinimas kažko daugiau abstraktaus, to proceso, Taip, taip. kas vyksta smegenyse. Jo, tai smegenis, fizinis kūnas tiesiog jungia tai kaip sistema, kaip tam tikras, nežinau, procesorius, kuris valdo mūsų dėmesį, mūsų pojūčius ir visus kitus dalykus. Ir visiškai teisingai. Protas yra kaip atskiras elementas. Šiek tiek parašysiu aukščiau. Protas. Ir tas protas turi 4 sudėtinės dalis. Aš galvoju, aš jeigu nusukęs balsą, ar mane girdės, aš gal tada surašysiu ir tada... Gerai, arba po vieną. Tai pirmas proto elementas yra dėmesys. Mes visi galime sutelkti dėmesį į kažką tai. Aš dabar sutelkiu dėmesį į popieriaus lapą, kuriame kažką tai rašau. Galiu sutelkti savo dėmesį į žiūrovus, galiu sutelkti dėmesį į Marių arba galbūt į savo laikrodį. Taip, mes savo dėmesį galime kontroliuoti. Nuo mūsų priklauso, kur mes tą dėmesį sutelkiame. Ir tada įsijungia antras proto elementas, tai atmintis. Tai reiškia, tai, ką mes fiksuojame savo dėmesio pagalba, ten, kur mes labiausiai savo dėmesį sutelkiam, tai labiausiai įsirėžia į mūsų atmintį, įsirašo į mūsų kūno sąmonę. O štai man atsimins šitas penktadienis, birželio 14, kuri, kaip sakėme, astrologiškai yra stipri diena, bet tokiem pasidalinimo mokymam su šita aplinka, su žemuogių kvapu, su besikeičiančiu oru, reiškia, kad tai lyja, tai prašvinta saulelė, aš tai fiksuoju savo dėmesiu, visą aplinką ir tai nusėda į mano vidinę saugyklą, į atmintį, kaip į tam tikrą hardą. Ir tada yra trečias proto elementas, tai yra intelektas. Intelektas. Tai sako, kad intelektas pas žmogų susiformuoja maždaug nuo 5 metų amžiaus, kai jis jau sukaupė per savo dėmesį pakankamai daug patirties, jau savo atmintiniai turi pakankamai patirties. Ir nuo 5 metų intelekto pagalba jau jisai geba atskirti tam tikrus savo įvykius praeities, jau jis yra sukaupęs tam tikrą dalį savo istorijos. Ir intelektas jisai, kitaip tariant, veikia kaip Google naršyklė. Mes turim kažkokią tai situaciją ir toj situacijai tą momentą galvojame, reiškia, įvedam užklausą į savo Google naršyklę. Ir per tą naršyklę, intelektas, jisai iš mūsų atminties pakelia kažkokias tai mūsų patirtis, per kurias mes tada galime interpretuoti naujai gautą informaciją. Ir tada yra ketvirtas, tai ego. Dabar kas tas yra ego? Mariau, gal tu turi savo kažkokį apibūdinimą, kas yra ego? Kūno prisirišimas prie žemiškų dalykų, poreikių. Tai variantas. Aš tą suvokiu ir patiriu kaip rolę, vaidmenį. Kad mes visi turime savo ego rolės vaidmenis. Aš esu vyras, aš esu sūnus, aš esu mokinys, aš esu skaitovas kažkoks, ar ne, tai ego tai reiškia aš lygų, reiškia kažkoks tai mano vaidmuo. Ir tada tokia logiška išvada yra, kasgi yra egoizmas. Tai egoizmas, kai mes užstringame tam tikroj savo ego roliai. Pavyzdžiui, dabar aš čia pasijuščiau dideliu mokytoju,
kad visus kažką tai mokinu ir po to grįžęs namo į šeimą, aš toliau išlieku šitoj ego roliai. Tai reiškia, jeigu man žmona nepadaro valgyti, aš jai parašau dvejetą. Tai reiškia, visom prasmėm. Savo nuotaiką, savo tonų. Tai reiškia, aš kaip mokyklai kažką mokinu, taip ir po to persikėlęs į kitą aplinką, aš toliau išlieku šitoj roliai. Tai galim pavadinti egoizmu. Tai protas kaip atskiras elementas nuo smegenų turi šitas 4 sudėtinės dalys ir iš esmės protas yra kaip energija. Tai reiškia, mes ten, kur sutelkiam savo mintis, dėmesį, ten ir yra mūsų protas. Taip, mes galime sutelkti savo širdies plotę, mes galim nukeliauti savo kojos, pėdos didįjį pirštą ir ten sutelkti dėmesį. Tai ten, kur yra mūsų dėmesys, ten yra mūsų mintis, ten yra mūsų protas. Tai reiškia, kaip tam tikra energijos forma. Ir štai čia yra 4 mūsų sluoksnis, mūsų psichinės struktūros. Ir tada virš proto jau yra sąmonė ir supersąmonė arba pasąmonė. Ir taip, tai čia sąmonė, supersąmonė. Ir kokia yra šitos psichinės struktūros pagrindinė idėja, kad visi šitie sluoksniai, jie egzistuoja ir jie kažkuria prasme mus apriboja. Taip, mus gali riboti aplinka. Štai, jeigu mes čia neturėtume tento ir tokiom oro sąlygom, jau tada mums būtų sunkiau vesti šitos mokymus dėl gamtinių reiškinių, tiesiog lietaus. Jūslės, taip, mus labai riboja jūslės. Mes norime valgyti, mes norime matyti gražius kažkokius tai vaizdus, mes norime užuosti skanius kvapus, skonio jūslė. Iš vis skaitosi, kad viena stipriausių dirgiklių, netgi seksas yra antroje vietoje, pirmoje eilėje, reiškia, žmogus tenkinasi per liežuvį. Tai smegenis fizinis kūnas, taip, mes fizinį kūną turime prižiūrėti, juo rūpintis, o protas tuo tarpu yra kaip, dažniausiai toksai laukinis žirgas, mustangas, kuris ant savęs neša daug minčių, didžiulį minčių srautą. Ir yra sakoma, kad protas gali būti tiek mūsų draugu, tiek ir priešu. Ir ką šitoj vietoj tada duoda vertybės ir kvėpavimas. Tai vertybė ir kvėpavimo pagalba mes galime pakilti virš visų šitų sluoksnių, kurie daro mums didelę įtaką. Jeigu mes turime 5 pagrindinės juslės, tai protas irgi yra skaitomas kaip atskira 6 juslė. Tai tiesiog šita juslė, 6 juslė, jinai po savimi jungia visus šituos 4 sluoksnius, 4 tos apvalkalus tokius. Ir kad patekti į savo pasąmonę, mums reikia kažkuria prasme pakilti virš visų šitų apvalkalų sluoksnių. Nedažnai, tiesiog šventraščiuose yra kalbama apie nušvitimą. Tai kai žmonės, jie nėra priklausomi nuo savo materijos, nuo savo juslių, jie gali sukontroliuoti savo kūną ir jie gali, ir jų neblaško, jų dėmesys, jų kažkokios tai patirtis. Tai tada, kada jie pakyla virš proto lygmens, virš šitos 6 juslės. Tai vertybės mums leidžia tiesiog pažaboti tą protą, mustangą, ir labiau su juo susidraugauti, o kvėpavimo pagalba, gilios meditacijos pagalba mes tiesiog apeiname visus šituos sluoksnius ir patenkame į savo sąmonę, supersąmonę, kurių galime tada kapstytis po tos klodus, ką mes esame sukaupę dėmesio atminties pagalba. Ir jeigu, sakykime, mūsų atmintyje yra įsirėžę kažkokie tai labai stiprus įvykiai, stiprios kažkokios tai aplinkybės, tai
mes per kvėpavimą galime tai transformuoti. Galbūt aš turiu kažkokią tai patirtį iš vaikystės, kai, pavyzdžiui, nesulaikydavau sisiuko, taip, apsisisiodavau. O aš labai gerai atsimenu iš darželio vieną įvykį, kai tuo metu dar pas mus būdavo privaloma nešioti tokias kaip uniformas. Ir mes turėdavom tokius raudonus šortukus darželėje nešioti. Ir ant tų raudonų šortukų labai gerai matydavosi. Vat, jeigu neišlaikai sisiuko, tai dėmė atsiranda. Ir reiškia, kad man tuo laikotarpiu, reiškia, aš gavau dėmesį iš aplinkos, kad kaip tau negėda, tu vėl apsisisiojai. Tai įsirėžė į mano atmintį, taip, kaip kažkokia tai, tokia bloga, gėdinga aplinkybė. Reiškia, aš iš savo vaikystės iki šiandienos galiu neštis tą gėdos jausmą. Bet to gėdos jausmo jo nesurišti su praeitimi, kad tai galbūt kyla, kai mane labai stipriai kažkas tai sugėdino. Bet per kvėpavimą ir per Mariaus taikomos hipnozės seansus mes galime pereiti į savo pasąmonę ir patekti į tą būseną, kur atkasti tą giluminį šaltinį. O iš kurgi atėjo pas mane tas gėdos jausmas? Ir ar tikrai jisai atėjo dėl manęs? Galbūt, aplinka tiesiog ne visai tinkamai pasielgia. Ir tada tokiu būdu aš galiu tą savo atkastą šaknį, tos gėdos jausmo transformuoti į kažką tai gerą. Ir tokiu būdu atpalaiduoti dar vieną iš inkarų, o tų inkarų mes turime labai daug. Tai štai tokia yra mano išstudijuota ir gerai suprantama psichinės struktūros versija ir tiesiog kaip mes sąveikavome ir kaip veikime su aplinka ir su savo vidumi. Tai norėčiau pratęsti iš čia, kaip iš neurolingvistinės pusės irgi labai daug panašumų yra, kaip mes suvokiam realybę. Šitas filmas, kurį tu gyveni, kurį aš gyvenu, kur Marijus gyvena, šitas filmas, kuriame yra kažkas viduje mumise, kuris kaip ir sėdi kine ir mato pro šitas akis, tai patiria visus skonius, visus kvapus, visą tai, ką girdė. Čia yra tai, ką ką vadinsiu filmą. Galvoju, ar truputį pasukti kamerą, kad pacentruoti, kad nepasimestum iš... Oi. Tai iš neurolingvistinės pusės, jei tu ne prieš, aš panaudosiu kažkiek iš tavo, yra materija. Galima vadinti, čia yra ta realybė, kuri nekintanti. Ir tada yra tas barjeras, čia kur prasideda mes. Viskas ateina per mūsų 5 juslės. Tos juslės, jos ateina į mūsų smegenį ir galite įsivaizduoti, kad mes turim 5 juslės, mes gaunam labai daug informacijos. Kaip kompiuteriniais skaičiais aš girdėjau, kad kiekvieną sekundę gaunam gal kokius 2 milijonus bitų informacijos. Tai kokia spalva, kaip kas yra, kokie balsai, kaip girdisi iš visų mūsų juslių, ką mes jaučiam. Tai įsivaizduok, kiek yra odos ant kūno, kurie gali jausti kažką. Tai smegenis negali viso tai apdoroti. Tai smegenis daro 3 dalykus. Tai labai daug iš tos informacijos, šnai. Labai daug informacijos tiesiog ištrina, nes jinai nereikalinga. Kita dalį informacijos tai iškreipia. Tai pasimato kaip pavyzdys, kaip buvai pažvejoti ir pagavai tokį didelį žuvį ir draugams sakai, aš pagavau tokį didelį žuvį. Tai vyksta tokios, kai kurios mes matom gal... Pavyzdžiui, jeigu kažkas turi baimę vorų, mato mažą vorą, bet jų akyse, tas voras yra daug didesnis, yra
perkreiptas. Ir tai yra vienas būdas, kaip efektyviau tą informaciją apdoroti, kad galėtų sukurti filmą. Ir trečias būdas yra apibendrina informaciją. Tai yra labai naudinga, kad pavyzdžiui, mokė vairuoti motociklą ir dabar nori išmokti, kaip vairuoti mašiną. Yra labai daug bendrumų tarp to ir kad vietoj, kad nuo nulio turėtų pradėti, kai kurie dalykai apibendrinami. Tai, gerai, reikia pasukti, raktą įdėti arba dabartinis laikas paspausti knopkę, kad motorai įsijungtų. Ir kai kuriais atvejais mes iš to nesąmoningai sukuriam kažkokius įsitikinimus, dažnai mūsų kalboje pasirodo, kai vartojam visada arba niekada. Tai yra pavyzdžiai, kaip mes apibendrinam dalykus, kai iš tikrųjų yra kai kuriais atvejais. Ir po viso to, tai smegenis sukūrė tokia vidinė reprezentacija. Tai čia, kur protas, padėsiu čia, vidinė reprezentacija. Ir šita vidinė reprezentacija yra, kaip galite įsivaizduoti, tas viduje, kur žiūri šitą filmą. Čia yra tas filmas. Ir jisai pasąmoningai susikuria iš viso to, ką patiriam, ką pajaučiam, bet irgi iš mūsų atminties, mūsų intelekto, mūsų ego. Tai sukuria, kad kai kurie dalykai ryškesni. Pavyzdžiui, jeigu esi 6 metų vaikas ir tavo darbas vasaromis ir užsidirbti pinigų rink žemogės, tai nueisi į pievą, akys automatiškai tą raudonumą daug ryškiau pamatys negu kažkoks miestietis iš Balio. Tai mes tada po to suvokiam, mūsų protas suvokia šitą vidinę reprezentaciją. Dažniausiai nesuvokiam, kad tai yra filmukas ir mes iš to sukuriam kažkokių nuomonių apie kažką, sukuriam kažkokias asociacijas. Ir Mario, tu minėjai nuo 5 metų, tai vaikas jau turi kažkiek intelekto. Iš hipnozės ir NLP pusės, pasąmonė jau pradeda doroti, kurti programas iš karto. Net galima sakyti, kai dar mamytė, kai dar negimęs vaikas, kad tos programos iš viso tą, ką girdė, net kai pilvuke gauna informaciją ir pasąmonė yra kaip toks galingas kompiuteris, prie ko nėra nieko pasaulyje, ką žmogus yra sukūręs, ką esam radę, kuris gali atitikti jo galingumo. Visas dirbtinis intelektas, jis labai gerai gal vieną dalyką moka daryti, bet dirbtinis intelektas nemoka kaip save išmokinti būti geresnio dirbtinio intelekto. Ir tai yra mūsų pasąmonė, tai patiria šitą filmuką ir pradeda formuoti mūsų įsitikinimus. Mato, kad, gerai, šitas įvyksta, visada šitaip įvyksta, tai reiškia, kad tai bus visada tiesa. Tai toks apibendrinimas. Ir jo pradžioje tai vyksta nesąmoningai, nėra niekur išrašyta. Ir tai pasirodo mūsų veiksmais, kaip mes gyvenimą patiriam, mes kokius sprendimus mes priimam, mus pasąmoningai veikia šitie vidiniai įsitikinimai ir šitie įsitikinimai liečia kokias nuomonės mes turim, tai visos asociacijos ir tai įtakoja tas programas, kurios mes turim. Tai jeigu kažkas bijo vorų, tai kažkas įvyko, kad paliko, kad įrašė kažką smegenyse, prote,
atminty, kad čia yra kažko vengti. Ir po viso to turim tas programas ir tada yra išraiška. Tai kaip mes priimam sprendimą, kokį rezultatą tai duoda. Ir galiausiai tas rezultatas grįžta atgal į materiją ir ciklas prasideda iš naujo. Ir tai iš NLP ir hipnozės pusės tas vienintelios dalys, kurios mes galim kontroliuoti arba įtakoti, yra kaip mes interpretuojam mūsų filmuką ir kaip mes interpretuojam mūsų vertybės. Ir man kas taip žavu apie neurolingvistinio programavimą yra, kad tai yra remta ant įsitikinimų, kad mes galim rinktis, kuo mes norim tikėti. Mes turim kontrolę, kaip mes interpretuojam visus gyvenimo įvykius. Kad jeigu aš noriu pradėti tikėti, kad aš galiu skristi, kad nėra niekas kitas laukia manęs, kuris mane gali įtikinti ar įkalbinti, kad nuforsuoti, kad aš pakeičiau savo nuomonę. Tik tai aš, kiekvienas žmogus atsakingas už tai, ką pats tiki. Tu gali man ateiti ir sakyti, debilas, tu tikrai negali skristi, bet jeigu aš tikrai to įsitikinęs, aš pradėsiu matyti įrodymus, kurie patvirtina mano įsitikinimą. Ir tai galiausiai mano pasirinkimas, ar šitas įsitikinimas man tarnauja. Ir turint tokią galimybę, mes galim tada pradėti rinktis, kaip mes norėtume reaguoti į šitą situaciją. Jeigu aš pastebiu, kad aš bijau vorų, kaip aš norėčiau reaguoti, kai aš vorą matau. Tai NLP turi įvairių tokių praktikų, kaip pakeisti asociacijas. Tai gal kitam paskaitę. Bet tai iš esmės, kaip per NLP mes suvokiam mūsų filmą. Ir dar noriu pakalbėti vieną įdomią vietą, kas liečia ir hipnozę, yra mūsų 5 juslės. Ir kas įdomu yra, kad mūsų kalboj pasirodo, visose kalbose, kur aš esu patyręs, kad mes apdorojame mintis per mūsų juslės. Ir yra 3 pagrindinės juslės per tai. Yra rega, klausa ir ką jausmai būtų? Juslės, lyta, tą, ką galiu paliesti? Jo. Lyta. Bet ne tik paliesti, bet ir jausti per emocijas. Aha. Kaip čia būtų, jausmai. Jausmai. Ir čia dažnai pasirodo kalboje. Jeigu kažkam patinka idėja, kaip aš dažnai savyje pastebiu, man tas labai rezonuoja. Tai pastebėsi, rezonuoja susijęs su klausa. Arba jeigu kažkas supranta, apie ką kalbė, aš matau, apie ką tu kalbė. Aš matau. Arba, man labai sunku tarsi neši kažką priimti šitą sprendimą. Arba, aš nekaip jaučiuosi apie tai, ar jis labai, kaip čia sako, karšta košės. Tai karšta košės, jo. Susijęs su temperatūra, su jausmais. Tai mes ir naudojam mūsų skonį ir uoslę, bet jos mažiau įtakoja, kaip mes jo apdorojame mintis. Ir tai, kam tai yra naudinga? Naudinga, pavyzdžiui, grįžtant į, kaip pakviečiau praeitam pasidalinime pagalvoti apie kažkokią dabartinę gyvenimo situaciją, kuri sukelia sunkumų ar kur norėtum, kad kitaip būtų.
Tai kad galėt pastebėti, kad kiekviena situacija, jie yra kažkaip susirišus su kažkokiais jausmais. Ir dažnai yra, beveik visada galima sakyti, yra kažkokia eiga. Ir NLP terminais tai vadinasi strategija. Tai pavyzdys, aš pamatau vorą ir tas voras, aš tada iš karto sukuriu vaizdinį savo galvoje, kaip tas voras yra, galbūt sugrąžina į kažkokią seną, į tą trauminę situaciją, kur aš mačiau tą vorą ir aš girdėjau save, galbūt girdėjau, kaip aš klikiau ar kaip kažkas įvyko ir tada tas garsas mane nuvedė į jausmą. Tai kartai, dažnai būna skirtingai, bet šito atžvilgiu kažkoks regėjimas sutrigerino kažkokį klausą, kuris sutrigerino jausmą. Arba kitaip, kai kažkas mane aš pastebiu bendraujant su kai kuriais, jeigu kalba su kažkokiu tonu, kuris man susijęsi su sunkiais prisiminimais vaikystėje, tai iš karto aš sugrįžtu į kažkokį vaizdinį ir tas vaizdinys mane nuveda į jausmą. Tai dažniausiai būna, kad kažkokia išgirdimas arba pamatymas sutrigerina vienas ar kitą ir tada galiausiai tai sukuria jausmą, nuveda į tą ir galbūt tai grįžta tas jausmas po kažkiek laiko nuveda kažkur kitur. Tai norėčiau žiūrovams pamastyti, sugrįžti į savo temą ir pastebėti, ar yra kažkokia eiga, ar kas yra tas trigeris, ar pamatai kažką, ar išgirsti kažką, arba gal net kažkoks kvapas, tai gali būti trigeris, kuris nuveda ir kokia yra ta eiga. Nes kad galėtų tada pakeisti savo tą reakciją, tik tai reikia vieną dalyką pakeisti to eigoj, nes šitos eigos, jos yra tokios trapios, kad viskas turi vykti viens po kitu, kad pasiekti to nenormo jausmo. Tai pradžia yra atpažinti, kokia yra eiga ir jeigu yra paprasta, pakeisti tą vieną dalyką ir per hipnozę, per kvėpavimą, per NLP praktikas galima pakeisti, sulaužyti tą eigą ir įsilaisvinti. Taip. Jo, dar tokia yra labai įdomi tema man susijusi su kvėpavimu, tai tu pavartoji žodį programas arba dar galima programas kitaip pavadinti matricomis. Ir man labai yra įdomi ta teorija, kuri tikrai pasitvirtina, tai yra Stanislavo Grofo aprašytos 4 prenatalinės matricos. Tai yra tai, kad į mūsų kūno sąmonę įsirėžė tai, ką mes patiriame dar mamos pilve, kad mes patiriame tą jausmą, kai mamai nubėga vandenis, kai jinai ruošiasi gimdymui, kai vyksta pats gimdymas, kai jau pagimdo, kad jau šitoj stadijai pas mus labai stipriai įsirėžė į kūno sąmonę šitie 4 žingsniai. Tai ryšys su pasauliu, tai yra pirmoji matrica. Taip kaip mano mama, kaip jinai suvokė savo aplinkinį pasaulį, kaip jinai jį jautė, kokios pas ją buvo juslės, kokio jinai aplinkoj buvo, kokį jinai turėjo ryšį su pasauliu. Tai čia yra pamatas, ant kurios stovi mano ryšys su pasauliu. Arba, kai, sakykime, nubėgo vandenis, tai Grofas tai pavadino beviltiškumo matricą. Apėmė beviltiškumas, kad ir kaip mes tėvai gali ruoštis vaikučio atėjimui, bet bent jau akimirką apima, jau prasidės, kas dabar bus. Ta prasme, akimirka beviltiškumo. Kai kas įstringa toj stadijoje beviltiškumo ir, reiškia, turi susimti, išeiti iš to, tam, kad perėti į 3 žingsnį, tai yra, kurią Grofas pavadino kova, tai yra pats gimdymas. Tai reiškia, pasikeičia ir mamos, ir pačio leliuko situacija, kai jisai jau turi išeiti iš šitą pasaulį, reiškia, iš tos šiltos terpės, kuris buvo pilnai aprūpintas,
jisai išeina į naują materialią aplinką, kuri yra visiškai nauja. Tad tas kovos elementas irgi labai stipriai įsirėžė. Kiek užtruko ta kova, kaip mama tvarkėsi su ta kova ir galų gale pergalė. Tai reiškia, kai jau mama pagimdė vaikutį. Tai vat, mes kartais netgi galime nesuprasti, dėl ko kažkas su mumis vyksta, bet vat, kai panalizuojame, kad tai gali prasidėti nuo šitų 4 matricų, kurios glūdi mumise, tai per hipnozę, per kvėpavimą mes galim grįžti tas matricas ir kažkuria prasme jas perrašyti. Ir taip pakeisti savo gyvenimą, savo vat, tą kompasą, vertybių kompasą mums norimą linkme. Taip įdomu, jo kaip giliai tie, grįžtant į tą pirmutinės 3 protos, kad kai kurie dalykai, arba vienam, arba kitam sluoksnyje, ir jie turi įtakas, ir sąmoningas protas gali sukurti naratyvą, kodėl tiki, kad tai yra, bet tai gali būti susijęs su gimdymo procesu. Ir kai jo nepagvildenęs, nepaieškojus, tai liks tik naratyvas, kuris tęsia tą nemalonumą. Taip. Gerai. Viskas. Šitą